Labai smagu matyti, kai projektavimas susitinka su realybė. Ir projektuoja, ir pagaminė ir tą daiktą. Tai tie pranešimai galbūt yra tokie įdomiausi tęstiniai filmo ciklo. O laukiam taip, bet laukiam diskusijos mes. Diskusijos laukiat labiausiai. Taip, mes diskusijos paklausyti, nes pranešimai yra, kaip ir sakė, mes sukomės tam pačiam lauke. Tai ir vieną kartą kažką esi girdėjęs. Naujo dviračio šiandien gal ir išrasim, gal ne, bet gal pakviesim jau važiuoti ir kitus, tai tikslas yra labiau kurti bendruomenę, kaip Siūlymas. Manau, kad tas virsmas vyksta dabar ir vis įgyja vis didesnį pagreitį. Man pačiam asmeniškai labai įdomi yra dirbtinio intelekto tema ir aš pats testuoju kiekvieną dieną ir šitą ir matau, ką dirbtinis intelektas galėjo prieš 3 mėnesius ir ką gali dabar, tai yra diena ir naktis. Tai aš manau, kad būtent su šita technologija tas pagreitis inovacijų diegimo ir virsmo šito sektoriaus iš old school į šitą, į digital, įvyks žymiai greičiau. Praeitais metais Contech renginy buvau, tai ir šiemet nusprendžiau atvykti, kadangi Simonas buvo mūsų vadovas įmonės, tai irgi labai fainas žmogus, žinau, kad čia fainas renginys, man nuo praeitų metų daug patiko, tai žinau, faini pašnekovai, tai net nežinau, neišskirčiau gal kažkokią vieną, labai fainas workshopas dabar buvo, tai esu patenkintas, tikrai smagiai išskirsta į sluoksnius, tai į vadovus, studentus, kiekvienas kažką galėjo iš savo perspektyvos pasakyti, tai man faina, man patiko.